Iš trimačio į daugiamatį pasaulį. Antroji dalis. Mes, plėjadiečiai, pasakojame jums žmonijos istoriją. Tai istorija apie žmonijos gyvenimą kosmoso platybėse didelės šviesos šeimos sudėtyje. Kai kuriais tos istorijos tarpsniais jūs buvote pernelyg naivūs, pernelyg stropiai stengiate žaisti pagal taisykles, klausydavote svetimų autoritetų ir darėte tai, kas liepiama, užuot galvoję ir veikę savarankiškai. Ir dabar žemės žmonių neskatina savarankiškai mąstyti ir spręsti. Žmonės visame pasaulyje masiškai programuojami. Jūs moko, ką ir kaip turite galvoti, ir neretai jūs mokate nemenkus pinigus už tą tariamą mokslą, už tą klaidinančią patirtį. Po tam tikro laiko toks piktavališkas manipuliavimas gali paversti jūs mažytėmis izoliuotomis dėžutėmis. Jūs galite tapti atskirais fragmentais, atskirtais nuo visumos. Kai kas nors skaidosi, dalyjasi, fragmentuojasi, tai anksčiau ar vėliau ateina savaiminio susinaikinimo momentas. Dalis negali bent kiek ilgiau egzistuoti, atsiskyrusi nuo visumos. Ar suprantate tai? Žvelgdami į gamtą, gyvūnus, augalus, į save, turėtumėte pastebėti, kad būdami vienatvėje, atskirybėje, negalite daugintis. Dėl to, kad jūs tūkstančius metų maitino melu, žemės žmonės tapo atskirti pagal tikėjimus, pagal valstybės, pagal pasaulio suvokimo būdus, atskirti nuo savęs ir nuo kitų žmonių. Jūsų pasaulėžiūros pagrindą sudaro atskirties idėja, o kosmoso mastu tai anaiptol ne pati išmintingiausia idėja. Pagal tai, kaip šviesa ir naujos energijos liejasi ir liesis į Žemės planetą, šis pamatinis principas pradės irti. Tarsi pastatas suręstas be tvirto pamato ir dar netinkamoje vietoje. Žinote, imantis ką nors daryti, išmintinga pažvelgti į tai iš platesnės perspektyvos. Išmintinga atsižvelgti į būsimų kartų interesus ir poreikius. Turėdami kaip tik tokį platesnį kosminį požiūrį, jūsų protėviai statė tokius didingus statinius, kurie išsilaikė daugeriopai ilgiau, negu išsilaikės jūsų šiuolaikiniai, stikliniai, plastikiniai pastatai. Jūsų protėviai palaikė ryšius ir su dangumi, ir su žeme. Jie rėmėsi idėja, kad viskas yra gyva. 5 stichijos elementu jie laikė eterį. Tolimų jūsų protėvių pasaulėvaizdėje eteris atstovavo dvasią ir neregimąjį pasaulį. Jis buvo laikomas lygiaverčiu kitiems 4 elementams – žemei, orui, vandeniui ir ugniai. O dabar jūsų valdytojai ir jūsų mokslas neigia eterio idėją, o XIX amžiuje net pašalino jį iš Mendelėjevo elementų lentelės. O mes kaip tik ir panaudojame tą nematomąjį eterinį pasaulį, kad per jį galėtume ateiti į jūsų, į matomą pasaulį. Kaip jau sakėme, mums tam tikra prasme žinoma, kas vyko iki jūsų ir kas vyks po jūsų. Bet jūs kol kas gyvenate tik viename knygos, Žemės istorijos knygos puslapyje ir žinote tik tą vieną puslapį. Matyti ir skaityti kitus tos knygos puslapius jūs dar nemokate. Iš tikrųjų jūs nežinote tikros ir gyvos savo istorijos versijos. O dabar atskleisime vieną kitą faktą iš jūsų istorijos, kurių jūs nežinote. Atskleisime, kad egzistuoja tam tikros riboto mąstymo esybės, įsitikinusios, kad jie juos sukuria ir parašo būties knygos puslapį, tai tas puslapis turi likti nepakitęs per amžius. Žvelgiant iš jūsų perspektyvos, tokias esybės galima vadinti dievais,
Jie egzistuoja dievų buveinėje. Toje buveinėje, toje dimensijoje veikia dėsniai ir taisyklės, kur kas platesnės negu jūsų, bet vis dėlto priklausančios riboto mąstymo, ribotos gyvensenos sferai. Ir štai, kai jūs susipainiojate ir kai atsisakėte nuo savojo pasaulio matymo, tos esybės, kurias jūs sudievinote, kuriomis žavėjotės, kuriomis sekėte, įdegė jums savo taisyklės, kurios vėliau tapo jūsų evoliucijos stabdžiais. Kaip tik dabar, kai tarp jūsų įsiviešpatavo atskirtumas, susvetimėjimas, tos kadaise jums įdėktos taisyklės ima trupinti civilizacijos pamatus. Tai baigsis tuo, kad civilizacijos mechanizmas užstrigs. Kad jis jau stringa, galima spręsti, kad ir iš to, kad žmonės netenka darbų, naudodamiesi kreditinėmis kortelėmis, skęsta skolose ir panašiai. Sukdamiesi vis greičiau ir greičiau, stengdamiesi išplėsti savo galimybes ir prisiderinti prie energetinio šuolio, jūs vis labiau prarandate ryšį su kasdienybė ir sveiku protu. Mes jau sakėme, kad dabar sprendžiasi jūsų laisvės klausimas. Laisvė grindžiama atsakomybė, o atsakomybė savo ruožtu yra jūsų gebėjimas tinkamai reaguoti į tai, kas vyksta jūsų pasaulyje. Jei jūs negebate tinkamai reaguoti trečiajame matavime, tai tuo labiau negebėsite ir daugiamatėje erdvėje. Daugelis jūsų mano, kad egzistavimas trečiajame matavime reikalauja greičiau judėti, daugiau naudotis techniką, bendrauti su kuo daugiau žmonių ir visur suspėti. Iš tikrųjų, teisinga elgtis priešingai. Kai viskas aplink juda vis greičiau ir greičiau, sulėtinkite savo apsukas, atsipalaiduokite, įsiklausykite į paukščių čiulbėjimą, gamtos garsus, malkų spragsėjimą židinyje ir į kitus natūralius garsus. Daugiau laiko praleiskite gamtoje, ilgiau būkite su savimi, mokykitės tobulinti savimonę, mokykitės išgirsti vidinį balsą. Vadovaukite sveiku protu, netgi vertindami savo vidinį balsą ir jos skleidžiamus impulsus. Kai pradedate išskleisti tą vidinių balsų vėduoklę, jūs atsiverėte abstrakčiam mąstymui, abstrakčiam suvokimui. Juk žmonija ilgą laiką laikėsi atokiai nuo abstraktaus nelinijinio mąstymo. Dabartinis žmonių gyvenimas palyginti elementarus ir tiesiaeigis. Bet taip, jūs laisva valia atsisakote nuostabios patirties, kuri būtina daugeliui žmonių, kad galėtų atverti dvasios vartus kūrybai. Kad galėtų suvokti ateinančių pokyčių mastą, žmonės turi išsiugdyti savyje kūrybinio mąstymo gebėjimus. Senovės egiptiečiai vidinį, galvoje skambantį balsą vadino Ka vardu. Jie tikėjo, kad tai žmogaus dvynys, kita versija, teikianti įkvėpimą, padedanti teisingiau spręsti, teisingiau elgtis. Vienas iš mūsų plejadiečių uždavinių, bendraujant su jumis, padėti jums suaktyvinti šią paslaptingą Ka energiją. Kaip tik šiandien toji Ka energija beldžiasi į jūsų duris, skatina peržengti ankstesnio suvokimo ribas. Ištieskite ranką ir priimkite šį vidinio balso, šį Ka energijos instrumentą, nes tai yra įkvėpimas, tai yra jūsų teisėtas palikimas. Išmokite šiuo absurdo laikotarpiu naudotis tuo, ką jums paliko protėviai, kas yra jūsų tikrasis paveldas. Ka energijos instrumentas padės jums atlikti šuolį iš trimatės erdvės į daugiamatę būtį. Tai vienas svarbiausių savęs pažinimo ir išgyvenimo elementų. Stenkitės nepamiršti šio instrumento. Mokykitės vis aiškiau ir aiškiau girdėti vidinį balsą ir atsižvelgti į jį. Vakarų kultūroje Ka sąvokos turiniui bene artimiausia, bet ne visai ta pati, yra sąžinės kategorija. Artimiausiais metais, kai jūsų civilizacija artės prie griūties,
Kai įprastos komfortiško gyvenimo sąlygos pradės nykti, atsiras ir naujos, netikėtos galimybės bei perspektyvos. Įvyks psichinės ir dvasinės energijos sprogimas, kurio rezultatas – planetinio masto pokyčiai. Šių pokyčių dėka steigsis nauji pasaulio suvokimo būdai. Jų dėka jūs pasijusite vieningos planetinės šeimos nariais. Tiesa, iš pradžių imsite bendrauti internetinėje erdvėje vis daugiau ir daugiau, ir jums atrodys, kad tapote visiškai priklausomi nuo elektronikos. Net ir tie, kurie šiuo metu vengia interneto ar stengiasi apsieiti be jo, laipsniškai įsilies į tą internetinę erdvę. Tačiau pagal nežinomus aukštųjų sferų planus, planetą užlies milžiniškos energijos bangos, kurios sukels globalius geofizinius pokyčius, kurių elektroniniai tinklai neatlaikys ir suirs. Žmonės netikėtai atsidurs situacijoje, kai išnyksta dalykai, be kurių dar vakar neįsivaizdavo gyvenimo. Ar neišnyks elektra? Ar dar bus maisto ir vandens? Per artimiausią dešimtmetį žmonėms teks susidurti su 1-2 savaičių trukmės periodais, kai nebus nei elektros, nei maisto, nei vandens. Po to viskas ims keistis vis greičiau ir greičiau. Viskas, ką jūs dabar darote, turi reikšmę. Kiekvienas eilinės dienos momentas yra reikšmingas. Nors jums buvo nuolat aiškinama, kad gyvenimas neturi jokios reikšmės, kad viskas yra tik atsitiktinumas, mes pranešame visiškai priešingą dalyką. Didysis dangaus inžinierius stebi, kad viskas veiktų sklandžiai. Jei to dangaus inžinieriaus nebūtų, gyvenimas visiškai sustotų. O tai reiškia, kad turi prasidėti didžioji pertvarka. Kaip tik tai dabar ir prasideda jūsų pasaulyje. Pertvarka anaiptol nereiškia, kad kiekvieno žmogaus ir visos žmonijos gyvenimas baigėsi. Tai reiškia, kad esmingą kritiką patirs visi tie, kuriuos jūs apdovanojate valdžia, vyriausybių vadovai ir ministrai, švietimo sistemos, monarchai, bažnyčių vadovai, šventikai, prezidentai. Atėjo laikas, kai valdžia turi grįžti į žmonių rankas. Be to, jūs turite susigrąžinti atributus, apie kuriuos kol kas žino tik nedaugelis. Žinokite, kad kosminiuose analuose jūs esate laikomi nepaprastai galingomis būtybėmis, dievų tvariniais. Jūs tarsi tūzai tų dievų rankose. Genetinės kūrybos būdu sukurti prieš galybę metų, bet iki tam tikro laiko paslėpti kosmoso užkaboriuose ir laiko koridoriuose. Jūs nelengva rasti didžiojoje būties knygoje, bet jūs buvote rasti. Šiandien jūsų laiko koordinatės žinomos visiems. Žinodami apie aukso gyslą, esančią jūsų pasaulyje, daugelis būtybių iš kitų pasaulių veržėsi atvykti čia. Daugelis bandys apgauti ir suvilioti jūs, nukreipti dėmesį nuo jums svarbių dalykų. Tad būkite akyli. Tuo metu, kai skleidžiasi jūsų sąmonės vėduoklė, būkite labai dėmesingi tam, kokios mintis ateina į galvą, ir tvirtai tikėkite savimi. Gal tokiu atveju pajėgsite suprasti, kad milžiniškas energijos srautas liejasi į auksinį indą jūsų viduje ir atsispindi nuostabiu švytėjimu. Priklausydami šviesos šeimai, jūs palyginti lengvai dekoduojate ir išskleidžiate tai, kas yra jūsų viduje. O mes, jūsų giminaičiai, sudarysime jums kompaniją ir nuolat priminsime, kas jūs iš tikrųjų esate ir ko turite siekti. Dabar jums svarbu išsiaiškinti, kodėl dangų pripildė žemės lankytojai iš svetur. Kas jie tokie? Ar tai dievai, kurie kadaise sukūrė jūs, ar paprasčiausiai atvykėliai, svetimieji? Žinokite, protingos gyvybės formos gali ateiti į jūsų pasaulį iš bet kurios realybės versijos.
Jums teks susigyventi su šiuo žinojimu, nors supratimas, kad protingos būtybės gali pasirodyti bet kur ir bet kada, sudaužys į šipulius jūsų trimatį pasaulio suvokimą. Supraskite, jūsų linijinis laikas grindžiamas kalendoriumi, be to, tas kalendorius netaip seniai jau ir sudarytas. Laikas yra elastingas ir jūsų laiko suvokimas be abejo skiriasi nuo mūsų plejadiečių suvokimo. Mes galime versti laiko knygos lapus. Mes galime keliauti laiku, pasirinkę norimas koordinates. Šuoliai laike – tai realybė ir jums derėtų įsisąmoninti tai ir išmokti atlikti tuos šuolius laike. Iš pradžių tik sąmonėje, o vėliau ir realybėje. Šiuo metu svarbiausias jūsų gyvenimo uždavinys – gyventi. Ar suprantate tai? Noras gyventi, užtikrinti gyvenimo tęstinumą, tai jau savaime iššūkis dabartiniai jūsų sąmoniai. Kuo ilgiau gyvensite, kuo labiau atsiversite pažinimui, tuo daugiau galėsite atrasti. Atūžianti energijos banga žadina jūs fiziškai, žadina keisti suvokimą, o tai savo ruožtu leis jums pažinti ir suprasti nepalyginamai daugiau ir plačiau. Ir ne viename, o keliuose būties lygmenyse. Vienas didžiausių dabarties iššūkių jums – suprasti, kaip funkcionuoja ir ką gali jūsų protas, jūsų sąmonė. Jau sakėme, kad mes perduosime jums žinias tiesiogiai, iš sąmonės į sąmonę. Dabar jūsų telepatiniai gebėjimai sparčiai tobulėja. Kai kas net padarė didelę pažangą šioje srityje. Tuo tarpu kiti net neįsivaizduoja, kad tai apskritai gali būti įmanoma. Vienaip ar kitaip, telepatija tai jūsų įgimtas sugebėjimas. Jei pripažintumėte ir tobulintumėte jį, būtumėte kur kas išmintingesni. O jei būtumėte išmintingesni, nesileistumėte taip lengvai valdomi. Daug kas slepiama nuo jūsų. Tai pavyzdžiui, jūsų gebėjimas gydyti save, naudoti sąmonės galiomis, įgyvendinant savo norus, gebėjimas priimti ir siųsti informacijos paketus, regėti vaizdus iš kitų būties planų, matyti ir mokėti skaityti energetinius laukus. Visa tai yra jūsų įgimti gebėjimai. Pabrėžiame, tai ne stebuklai, o įgimti gebėjimai. Jei imsite naudotis tais gebėjimais, tai tiems, kurie dabar maudosi prabangoje, kurie piknaudžiauja valdžia, bus labai sudėtinga jūs valdyti. Jūs galite paklausti, o kaip įgyvendinti tuos įgimtus sugebėjimus? Kaip išlaisvinti tą jumise glūdinčią energiją? Atsakome, įgyvendinsite, kai tapsite laisvi, kai išsivaduosite iš įvairiausių jums primestų apgaulingų apribojimų, kitokių išgalvotų sąlygų, primestų tariamų nuodėmių. Kaip sakėme anksčiau, jūsų dievų buveinė riboto mąstymo buveinė. Dievai arba tai, kam jūs meldžiatės, apdovanoja jūs ribotų suvokimu. Ribotų todėl, kad būtų lengviau jūs valdyti. Jūsų mituose, jūsų šventuose raštuose daug pasakojimų apie dievus, kurie klajojo dangaus sferose, flirtavo visuose visatos kampeliuose, nusileisdavo į žemę, kad paimtų savo žmonas žmonių dukteris, o vėliau iškeliaudavo į žemės. Kaip tik jie paliko čia savo palikuonis, kad jie valdytų žemės gentis. Tie valdytojai, jų vaikai ir vaikaičiai, nebūtinai susiję su jumis, žmonėmis, kraujo ryšiais. Ir būtent jie įsteigė žinių ir karių kastas, kad būtų lengviau jūs valdyti, priversti paklūsti. Vergovės ir feudalizmo epochose žmonės buvo suvaržyti griežtais apribojimais, fizinių bausmių sistemomis. Bet ir šiandien jūs esate tokiuose pačiuose sąlygose, nors pančiai plika akimi nematomi. Šiandien jūsų nepersekioja inkvizicija, neriša prie gėdos stulpo,
nedeginant laužo, jūs tiesiog valdo pražūtingų, nepastebimų būdų. To manipuliavimo nepastebi pirmiausiai tie, kas džiaugiasi, kai jiems nurodinėja, ką ir kaip galvoti. Kai kuriems žmonėms bus labai sunku suprasti tai, ką mes dabar bandome pasakyti, bet kartu tai viena iš puikiausių galimybių prabusti iš gilaus miego. Kartais didžiausi iššūkiai ir sunkiausios pamokos teikia nuostabius patirties perlus, tampa galingų postūmių keistis. Manipuliavimas protais ir sąmonės programavimas iš pradžių jūsų planetoje bus sutiktas negatyviai, kaip labai juoda priemonė. Bet suvokę tai, jūs iškart peršoksite į didžią šviesą, imsite iš naujo mokytis mąstymo meno. O tai reiškia, jūs įžengsite į gyvenimo renesansą. Atsiras daug žmonių, pasakojančių apie tai, kaip manipuliuojama žmonių sąmonė. Tada pradėsite aiškiau suprasti, kad ir jūsų ankstesni dievai žaidė tuos pačius žaidimus, manipuliavo jūsų sąmonę. Šis manipuliavimo metodas vis dar efektyviai veikia. Dievai valdo kai kurių žmonių sąmonėmis, o pastaroji mažuma manipuliuoja visą kitą masę ir ta masė patampa paklusnių avių banda. Atėjo laikas keisti tokią tvarką, nes visatos masteliais tai kuo tikriausiai netvarka. Jūsų protėviai atrado tiesą, kad tikrovė yra tai, kas atspindi jūs pačius. Įsidėmėkite ir atsiminkite tai, kad ir toliau jūs būtų lengviau valdyti. Jums aiškina, jums įrodinėja, kad esate vieni visatoje, kad esate vienintelės protingos būtybės per visus pasaulius. Jausdamiesi izoliuoti, jūs negalite palyginti savo pasaulio su kitais pasauliais. Jei galėtumėte aplankyti kitą pasaulį ir pamatyti, kad ten garbina tą patį Dievą, tada galėtumėte palyginti, kaip Dievas vertina to pasaulio gyventojus ir kaip jūsų Dievas vertina ir bendrauja su jumis. O gal iš viso nerastumėte ten dievų, nes patys žmonės ten yra dievai. Būdami izoliuoti, jūs netenkate galimybės praplėsti savo žinojimo, savo patirties lauko. Gyvendami trimatėje erdvėje, jūs labai sureikšminate juslinius, pirmiausia, lytėjimo potyrius ir todėl atjungiate save nuo dvasinių ryšių. Vaikystėje dažnas iš jūsų patirdavo ryškius psichinius įspūdžius, gebėdavo išeiti iš savo kūno ir matyti kitas erdves, kitus pasaulius. Bet tai dažniausiai sukeldavo baimę, kad tik kiti žmonės nepamanytų, kad jūs nenormalus. Tokiais atvejais tėvai liepdavo tylėti, nepasakoti tokių dalykų, nes tai nepriimtina, neįprasta. O kodėl tokie potyriai buvo laikomi nepriimtinais? Ogi todėl, kad tokios psichinės galios daro žmogų laisvą. Jei kam nors iš jūsų teko ar ir dabar tenka turėti ryšių su anapusiniais dvasiniais reiškiniais, atėjo laikas deramai įvertinti tai, suvokti, kad esate šviesos šeimos narys, kad jau dabar esate turtingas ir jums nereikalinga jokia išmalda iš kažkieno rankų. Jūs galite jausti save šviesos šeimos nariu. O gal jūs jau priklausote tai grupiai žmonių, kurie dažnai klausia savęs: kaip aš pakliuvau į žemę? Jaučiu savyje galaktinius, kosminius, visatos pėdsakus. Čia, žemėje, niekada nesijaučiu kaip namie. Mano šeima atrodo keista, man sunku prisitaikyti prie kasdienių gyvenimo detalių. Mano žvilgsnis nuolat krypsta į dangų. Aš dažnai matau neįprastas būtybės, kurios naktimis lanko mane mano kambaryje. Taip, šviesos šeimos nariai gali papasakoti daug neįprastų istorijų. Pavyzdžiui, kad tie naktiniai lankytojai gali keisti savo pavidalą. Jų neįmanoma apibrėžti kokiomis nors kategorijomis, pavadinti kokiu nors vardu. O pastangos apibrėžti, klasifikuoti,
sudėlioti į kokias nors kategorijas, kaip tik ir yra trečiojo matavimo savybė. Jūsų mokslai moko suteikti reiškiniui pavadinimą, priklijuoti etiketę, prijungti prie kokios nors rūšies ar giminės, o po to skaidyti ir analizuoti, iš ko tas ar kitas dalykas susideda. Dabar, kai jūsų sąmonė atsiveria ir plečiasi, kai jūs pradedate pereidinėti į daugiamatį būties lygmenį, jums svarbu išmokti būti pačiu savimi, priklausyti nuo savęs, tikėti savimi, kalbėti tai, ką jauti, net ir tuo atveju, jei tai diametraliai priešinga visų kitų žmonių nuomoniai.